Vakar Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas įteikė padėkos raštus futbolo klubo Nevėžis komandos žaidėjams užėmusiems antrąją vietą Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos pirmenybėse. Kėdainių Nevėžio futbolo komanda treniruojama Sauliaus Virtelio šiemet pirmos lygos varžybose iškovojo sidabro medalius. Savo iškovotus apdovanojimus komanda atsiėmė lapkričio 25 dieną Druskininkuose vykusio iškilmingo 2011 metų sezono uždarymo metu. Gruodžio 13 dieną Kėdainių Nevėžio futbolo komandos žaidėjai, treneriai ir rėmėjai buvo pakviesti į Kėdainių rajono savivaldybę. Verslo informacijos centre rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas futbolo klubo Nevėžis komandos žaidėjams užėmusiems antrą vietą Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos varžybose įteikė padėkos raštus. Dar kartą pasveikinęs sportininkus su prizinė vieta, rajono meras padėkojo klubo treneriams, žaidėjams, veteranams ir rėmėjams. Mero teigimu, rajono savivaldybė remia futbolą pagal savo galimybės. Man teko su veteranais nuvažiuoti į Kauną, pasveikinti trenerį Markevičių su jubiliejum. Ir aš ten išgirdau veterano prisiminimus, kaip buvo remiamas futbolas, kieno jis buvo remiamas, kas jį rėmė, kokiom sumom rėmė ir koks tada Kėdainiuose buvo futbolas. Aišku, savivaldybė remia tiek, kiek gali. Norų gali būti daug, tačiau situacija dabar nėra pati geriausia, bet mes turim priimti labai rimtus sprendimus, pradedant vaikų futbolo ir baigiant, na, sakykime, komandų skaičiumi galbūt. Ir pagrindas yra, reikia tik tai, na, tobulėti, dirbti, suglaudus pečius visiems priimti sprendimus, kurie patenkintų visas pusės. Ir aš manau, kad mūsų futbolo ateitis, mūsų futbolas, mūsų komanda, turinti senas tradicijas, gėdos Kėdainiam tikrai nepadarys, nes mes jau šiandien matom, kad tai yra perspektyvu. Nevėžio futbolo klubo direktorius Saulius Kibiniauskas patenkintas sėkmingu futbolo sezonu ir šiltu savivaldybės mero priėmimu. Labai dėkingi savivaldybei už priėmimą, kurį suorganizavo savivaldybės meras. Vis dėlto tie medaliai nėra taip lengvai iškovojami, ar aukščiausios lygos, ar pirmos lygos. Reikia įdėti visiems tikrai daug pastangų. Ir mes šį dieną džiaugiamės, kad prieš sezoną gan kiek skeptiškai žiūrėdami, sulipdėm tikrai tvirtą komandą, kuri pasiekė pirmojo lygoje antrąją vietą ir tikrai tuo labai džiaugiamės. Ir šiandien jau šiek tiek atslūgus aistroms, meras dar kartą pakvietė, vertino žaidėjų, trenerių darbą, kuo aš labai esu patenkintas ir džiaugiuosi. Tuo pačiu, žinoma, norėčiau padėkoti visiems rėmėjams, kurie šiemet dasidėjo prie komandos. Aišku, savivaldybei padėkoti už paramą ir visiems kitiems rėmėjams, kurie šį sezoną rėmė mus ir mes pasiekėm bendrą rezultatą. Ačiū visiems. Nevėžio komandos patikimu tarp pirmos lygos prizininkų ir žaidėjų pagerbimu savivaldybėje pasidžiaugė komandos kapitonas Nerijus Kestenis. Smagu, kaip bebūtų laimėti kažką, aišku. Žinoma, ir antrą vietą smagu laimėti, nes su Nevėžiu esame treti buvo prieš keliarius metus. Dabar šiek tiek palypame. Aišku, trūko iki pirmos vietos, siekiame pirmie būti, bet smagu vis tiek, kaip bebūtų. Ir komanda yra, kaip sakoma, branduolys susidaręs, neblogas ir atmosfera komandai geras, draugiški visi. Nors nesame iš vieno miesto, bet tikrai, manau, gerai sulipdytas kolektyvas ir manau, dėl to esame antri šiai dienai. Kėdainių Nevėžio futbolininkai rajono savivaldybės merui įteikė simbolinę dovaną – kamuolį su žaidėjų ir trenerių parašais.